Sveiki gyvi dropshipperiai. Nauja diena, naujas vlogas. Šiandien lapkričio 19, jau mėnesis įpusėjo, rezultatai labai geri. Šiandienos planas varyti pas brolį, pafilmuosim, padirbsim. Prisijungs vienas naujokas. Jisai yra mano senas draugas, prisijungė pas mane į Discordą ką tik. Parodysim jam, kaip kas vyksta, kaip mes dirbam. Ir jo, jisai pradės irgi dirbti. Turi telefoną jau pasiruošęs, matos, kad motyvuotas labai, tai pradės dirbti. Tai va, jeigu jūs irgi domina pradėt, jeigu smalsu, kaip čia aš uždirbinėjau ir panašiai, tai prisijungit prie Discordą. Nemažai dropshipperių susirinkę tam. Ir jo, visi mokomės, visi dirbam, visi testuojam produktus. Jeigu jūs irgi domina šitas visas dalykas, dropshippingas, organikas ypatingai, tai prisijungit prie Discordą. Pabendrausim, padirbsit, pažiūrėsit, kaip kas vyksta. Ir po to papasakosiu dar vieną dalyką, yra tokia naujiena šitam Discord'e, tai papasakosiu, bet dabar varau išsiųsti simkę, nes aš pardavinėju simkės amerikietiškas, kas daro organiką, žino, kad reikia simkių, tai jo, aš pardavinėju simkės pas save Discord'e, iš Amerikos tiesiai, Verizon, turiu kortelių daug, šiandien varau, išsiųsiu ir varysiu pas brolių, padirbsim, apmokysim biškį naujoką savo studentą. Kol kas tiek, varau išsiųsiu simkę ir varom dirbti. I drove the park in my walk out your bizzle. Perky hit hard like a 808 sizzle. Fucking they beat from the top to that middle. They cool by that bag, I rhyme by that bitch spittle. I pull up, I get high, I giggle. Yeah, bitch, I been sipping on juice like that bitch a beetle. Yeah. The ends of the boot up, yeah. Bitch, the ends of the boot up, yeah. Nu va, siunta išsiųsta. Dar vienas patenkintas klientas. Labai gerai. Jeigu reikia simkių, prisijungti prie Discordo, ten yra kanalas tam, turiu pilną simkių, pardavinėju papigiai, nereiks laukti ten mėnesį, kol iš eBay'aus ateis jums, tai tas labai gerai. 2 dienas dažniausiai shippingas Lietuvoje, čia per paštamatus, tai labai gerai, labai daug laiko sutaupo žmonės. Tai va, sėdžiu mašinai, noriu pakalbėti apie tokį vieną įdomų dalyką. Kai žmogus labai motyvuotas, tu tiesiog tiki savim, tu tiki, kad tu gali viską padaryti ir va, jau kai pradedi matyti rezultatus, tu jau tikrai žinai, kad tu gali padaryti daugą. Ir dabar sėdžiu šitoj mašinai. Praeitą vlogą kalbėjau, sakiau, pirksiu kažką kitais metais, kažką linksmesnio. Tai aš įsitikinęs, kad C63 turėsiu kitais metais. Na, aišku, nėra garantijų, bet aš save įsitikinau, kad aš turėsiu tą mašiną. Čia labai priklauso nuo tavo mentaliteto. Jeigu tu tiki savim ir tu žinai, kad tu gali padaryti, tai tu ir padarai. Jeigu tu netinginiauji, tu stengiasi, tu dirbi, tu jau gaudaisi, tu savo užsireži tikslus, kokius tu gali pasiekti. Jeigu tu užsireši kitais metais padaryti 10K, tai tu padarysi. Tai aš sakyčiau, siekit labai didelių tikslų. Man ta mašina būtų žiauriai didelis tikslas. Šiam 7K ta mašina kainuoja kiek ten. Tai aš net neabejoju, kad man pavyks. Tais metais noriu turėti savo namus, namą, tikrą savo namą, 2 aukštų normalų, kur su šeima gyventi galima. Ir turėti mašiną, o tą C63 Merso. Tai užsirėžkit savo tikslus rimtus ir siekit, bandykit, dirbkit, matykit prieš save kasdien tą tikslą, vizualizuokit savo ateitį, įsivaizduokit, kad jūs jau vairuojate tą Mersą, daleiskim, ir siekit tų tikslų. Aš ant savo lentos prie kompo esu pasidaręs vision boardą ir ant tos lentos mano svajonės išdėliotos. Tai yra namas, high rises, mašina graži ir gražios vietos, gera patirtis, įvairūs dalykai tokie. Žodžiu. Kalbant apie motivaciją. Nežinau, yra tokių žmonių, kurie žino, kad jie pasieks viską, ką jie nori pasiekti. Ir aš manau, aš vienas iš tų žmonių tiesiog, aš žinau, ko aš noriu iš gyvenimo. Aš žiauriai stengiuosi pasiekti viską, ką noriu. Ir nemanau, kad mane kažkas gali sulaikyti. Aš tiesiog darysiu, kol man pavyks ir viskas. Linkiu jums to paties, kad jūs žinotumėt, ko norite iš gyvenimo ir labai smarkiai siektumėt. Nebūkit tokie, kur tipo nusispjaut. Jo, būtų labai gerai ten pinigų turėti daug maž. Jo, būtų gerai, bet ar tu to nori ar nenori. Tipo, nes jeigu tu sakai, jo, būtų gerai, tai tu turbūt nenori. Tiesiog galvoji, kad jo, būtų gerai. Tipo, norėkit visą širdim savo dalykų, kurių jūs norit. Ir siekit, užsirašykit ant savo kažkokios lentos tas visas svajonės, savo tikslus, ten metams daleiskim. Ir siekit, ir dirbkit, ir pasieksit, manau. Kaip ir aš, realiai metų pradžioje buvau užsirašęs savo tikslus šiems metams. Aš dar tik pradėjęs organiką buvau, žiauriai blogai buvo su video, su produktais buvo žiauriai blogai. Bet aš sakiau, aš dirbsiu, kol man paeis. Ir dirbau, ir dabar paėjo. Ir visus tikslus, kuriuos užsibrėžiau, realiai nubraukiau jau ant spalio.
kas galėjo pagalvoti, ne? Reikia tiesiog dirbti, pasirodo, ir tipo, visos tavo svajonės išsipildys, jeigu tu dirbsi iš tikro link tų svajonių. Jo, tai aš savo sakau, kad aš kitais metais turėsiu namą, didelį namą normalų, kuriame gyvensim su šeima, ir C103 Mersą. Ir pamatysit mane, aš čia tiesiog išmetu į visatą tas žodžius, kad jie išsipildytų. Jeigu tu savo kartosi mintise, kad aš turėsiu tą ir tą, aš pasieksiu to ir to, nu tai tie dalykai išsipildo tiesiog. Tau susidėlioja taip, nežinau, visas gyvenimas, kad tiesiog tie dalykai išsipildo. Jeigu tu dirbi, tu savo sakai, kad tu turėsi, ir tu stengiasi, nu, ir tiesiog paimur susidėlioja viskas, ir tu tą ir turi, ką tu užsibrėžiai. Tai va, tokia mini motyvacija, nežinau, kodėl čia taip pezėt pradėjau. Užsibrėžkit tikslus, realistiškus, gal net pusiau nerealistiškus, kur ten 100 ką padaryti kitais metais. Nu, bram, toks, jo, labai aukštas tikslas, sakyčiau, bet labai įmanoma. Labai įmanoma, jeigu su biški sėkmės, tikrai įmanoma. Žodžiu, važiuoju dirbt, važiuoju filmuot ir jo reikia, kad svajonės pildytųsi toliau, nes pačios neišsipildys, reikia dirbti link jų. My money strong, that shit weak, different kind of diamonds on the beach, yeah, girl, put a bummy, she's a creep, she wanna eat me, money coming in, she got easy, no, I can't decide with the perks or the boot up, I with the guys, bitch, I just chill with. Nu va, varom filmuot. Tai dar noriu apie Discordą pakalbėti. Žodžiu, sakau, naujienų yra Discord'e. Šiaip žiauriai didelis upgrade'as. Visi, kas turi pilną narystę, dabar gauna ir kursą. Tai įrašiau kursą, 4 valandų ilgumo, darbus ilgesnis ateityje, nes tipo updatinsiu vis. Ir realiai jo 4 valandos medžiagos, visa pagrindinė info, kaip nuo ko pradėti. Kaip pasiruošti, įrangos kokios reikia, nu viskas nuo iki, kaip telefoną pasiruošti, kaip išsirinkti produktą, kaip filmuoti, žodžiu, labai daug geros info, jo, jeigu norit pradėti, žinot kur pradėti. Tai va, mes varom dabar filmuosim, pasiimsim tą naują mūsų studentą kartu ir varom dirbti. You're not bulletproof, all it takes is just a second, just see what the bullet do. Sėdim čilekė, laukiam pietų ir susimaščiau, kad būčiau dabar ofise. Dabar yra 1 valanda, tik tais antradienis ir jo, sėdėčiau ofise dabar. Tai labai džiaugiamės gyvenimu. Kaip tau dropshippinimo duona? Kaip darbas, patinka darbas? Darbas pofik, rezultatų laukiu, labai laukiu, kol bus ten pirmas sėlas kažkas tokio, papušintų labiau. But now that I got rich, I wish I never made it, hey. Nu va, pasidarbavom, blemba žiauriai produktyvi diena atrodo kol kas, žiauriai daug padarėm, daug pafilmavom, draugelis buvo atėjęs, tai parodėm kaip kas, sakė nice, tipo užsimotyvavo gerai, sakė nekantrauja pradėti dirbti, tai žiauriai džiugu, labai smagu, kad nori dirbti ir nori užsidirbti, ilga diena atrodo, žiauriai daug nuveikėm, o dabar varau namo ir šiandien, kadangi yra vyrų diena pasirodo, tai varysim su žmona į Akropolį, kur aš dabar ir esu. Biškį noriu paišlaidžiaut, nusipirksiu kažką gražaus, žmonai nupirksiu kažką gražaus, biškį noriu pajaust pinigus, nes uždirbu, reikia nesivaržyti per daug, nes jeigu varžysies, tai tavo mindsetas toks ir bus, kad tau neužtenka pinigų ir tu negali sau leisti kažko. Tai šitą reikia perlaužti, reikia pradėti leisti pinigus. Tarp kitko, šiandien nusipirkau mentorystę už 100 eurų vėl, tai bus papildomi ten tokiam Discord'e live call'ai, organic dropshipperiai aišku. Realiai reikia į save investuoti irgi, lygiai taip pat, nebijot leisti pinigų, nes kuo daugiau į save leisi, tuo daugiau tu uždirbsi realiai. Nėra lubų, ta prasme, kuo daugiau mokysi, tuo daugiau moki. Labai paprasta tiesiog, nori daugiau uždirbti, turi daugiau mokėti tiesiog. Varau namo, biškį pailsėsim, atšvęsim vakarą, atšvęsim pergalės visas, atšvęsim gyvenimą. Žiauriai geras gyvenimas, žiauriai dabar džiaugiuosi viskuo, realiai gyvenimas geras, gražios svajonės pildos žiauriai, viena po kitos, kas galėjo pagalvoti, visada sakau tą patį, kas galėjo pagalvoti, realiai, dabar važiuočiau iš darbo namo, jeigu nebūčiau rizikavęs gyvenime, tai jo, nebijokit rizikuoti, investuokit į save, mokykitės, ką aš galiu pasakyti, tiesiog stenkitės, nes jeigu nesistengsit, tai niekur nepasieksi. Tenkitės, investuokit, nebijokit suklyst, nebijokit, surizikuot, nebijokit išleisti 100 eurų ir surizikuot. Neatsipirks, tai neatsipirks, būsiu jau daugiau išmokęs negu dabar moki. Tai va, investuokit į save, dirbkit, mokykitės, būkit studentai, ta prasme, jums nėra realiai lubų, ta prasme, jūs kiek nori, tiek pasieksit gyvenime. Nu, aš įsitikinęs šituo, nes, tipo, jeigu tu įdedi visą savo širdį į ką nors, tai tu galiausia visą tą išmoksi gerai ir tau atsipirks su kaupu viskas. Tai va, sėdžiu mašinoje
galvoju apie ateitį, žiauriai optimistiškai nusiteikęs, klausau savo mylimiausią dainą. Šita daina mane, nežinau, čia yra mano himnas turbūt, nes aš ją klausydavau, kai važiuodavau iš ofiso namo ir man tiek jinai emocijų sukelia. Žinau, čia Ydas neturėtų emocijų kelt, bet šitos dainos outro yra toksai, kur, nežinau, man palėtė širdį tie žodžiai ir aš užsirašęs visur tos jo žodžius. Jūs žinote, apie ką aš šitą netgi video outro yra tie žodžiai paminėti. Tai va, klausau tą dainą ir tiesiog mėgau, sėdžiu mašinai, galvoju apie ateitį. Žodžiu, varau namo, atšvęsim su šeima pergalės, vyro dieną atšvęsim, sveikinu visus vyrukus be to. Jeigu jūsų nieks nepasveikina, tai aš sveikinu. Atšvęskit už save, paminėkit savo pergalės ir džiaugitės gyvenimu, jūs geram kelyje, jeigu jūs mokotės, jūs stengiatės. Jūs tikrai labai geram kelyje. Aš buvau lygiai toje pačioje vietoje prieš pusę metų. Prieš pusę metų aš nieko neuždirbau realiai šitą dalyką. Viskas pasikeitė labai greitai. Nes aš buvau atsidavęs tiesiog ir žinau, ko noriu iš gyvenimo. Ir labai sunkiai stengiausi, kad pasiekčiau. Ir va, viskas išsipildė. Nenustokit svajot, nenustokit dirbti ir jo, sėkmės jums visiems. Every time I took a sniff,